Papasakokite apie savo kelionę, jos ilgį, nuotykius, nuoskaudas, džiaugsmus į sekantį etapą Jekaterinburge. Tai kelionė labai ilga buvo, vieną pusę, 2 paras keliavom. Autobusu, traukiniu. Tai aš įspūdžiai neišdilbiu, nors iš pradžių ir buvo ir gal šiek tiek pikta, tačiau tai vis tiek neįkainojama patirtis ir prisilietimas prie tos mūsų kaimyninės šalies kultūros, važiuojant traukiniu, ne kasdien ir ne bet kur pamatysi tos vaizdus ir tas patirtis pajausti. Neteko pakeliui susitikti su būsimais dalyviais renginio? Buvom susitikę su latviais, bet tiesiog trumpai, kol jie persėdo į lėktuvą, mes į traukinį. O šiaip tai buvo ta pati kelionė, buvo įdomi tuo, kad važiuoji per Rusiją ir amžinai matai lygumas ir vaizdas nesikeičia, 1000 km. Miškai. O kitas dalykas, kas smagu buvo kelionė, tai kad su vietiniais bendravom traukiny ir jie tikrai buvo labai svetingi. Ir kada kiti gąsdina, va, ten Rusijai, ten gali kažkas nutikti blogo, tai atvirkščiai viskas niko ten tik gero. O kelionė į Rygą? Tai sėdom į mašiną, 2 valandas kelio ir buvome vietą.